Labas, tai yra antra dalis šiek tiek informacijos apie kelionę aplink Lietuvą. Ir šiandien pašnekėti noriu apie tai, ką aš pasiimsiu. Maistas, elektronika, kiti dalykai ir panašiai. Taigi pradedant nuo maisto, tai imsiu tokius dalykus, kurie negesta. Tai reiškia, jokio sūrio neimsiu, jokio pieno neimsiu. Na ir panašių dalykų, kurie, sakykime, jeigu bus karšta mašinoje, labai greit suges ir aš juos turėsiu išmesti. Imsiu daug vaisių, imsiu riešutų, imsiu gal kažkiek daržovių, bet iš principo mano tikslas yra viską gamintis mašinoje. Tai reiškia, nevalgysiu jokio greito maisto, nevalgysiu nei McDonald'e, nei kebabai, nei Hesburgeris, nei picos, na žodžiu, jokių greito maisto užkandinių ir panašiai. Taip pat ir jokių kavinių bei restoranų. Niekur nesustosiu užeit pavalgyti. Viskas, ką aš valgysiu, tai bus ką nusipirksiu iš parduotuvės. Jeigu norėsiu šilto maisto, reikės jį pasišildyti. Ir esu pasirašęs keletą tokių variantų. Tai kaip pavyzdys užpilamos košės, užpilami makaronai. Iš principo bet kas, kur įpilus karšto vandens pasigamina kažkoks patiekalas, tai čia ir bus mano šiltas maistas. Daugiau jokio šilto maisto nevalgysiu, nebent užsukčiau kažkokią maksimą, kur galėčiau nusipirkti dar šiltos vištienos. Nes, būna, kai mėsos perki, dar būna, pavyzdžiui, vištienos šlaunelės ar ten blauzdelės, sparneliai, nesvarbu kas, ir dar būna šilti. Tai galbūt man pasiseks ir gausiu tokio šilto maisto. Bet iš principo, jeigu norėsiu šilto maisto, pas turėsiu jį ir pasigaminti. O energijai tai Red Bullis, guminukai, kažkokie tai saldainiai. Aišku, ir pasilepinsiu save sausainiais, sakys batonėliais. Žodžiu, tokį maistą aš valgysiu iš toj kelioniai. Kas liečia elektroniką, tai faktas, kad pasiimsiu savo Sony kamerą. Pasiimsiu 2 lenzes, tai bus viena fotografavimui, kita filmavimui, plačiakampis filmavimui, zoomas fotografavimui. Gal ir pafilmuosiu su zoomu, matysime, jeigu bus ką. Taipogi pasiimsiu savo GoPro kamerą, kurią naudosiu pagrindę mašinoje. Tai ką filmuosiu mašinoje bus su GoPro, nes jinai pakankamai plati yra, lengva ir galiu bet kur ją pritaisyti. Sony savo naudosiu, kai išlipsiu iš mašinos ir kažkur eisiu, kažką filmuosiu. O jeigu negalėsiu prieiti pakankamai arti, kad nufilmuot, naudosiu arba zoom lenzę, arba droną. Jeigu, aišku, galima bus įkelti toj vietoj. Labai smulkios elektronikos aš neaptarnėsiu. Tokios kaip visokie laidai, powerbankai, mikrofonai ir taip toliau. Čia jau ir taip suprantami dalykai. Taip pat pasiimsiu kompiuterį, kuriame montuosiu šitos vlogus ir kelsiu kelionės metu. Be viso to yra ir kiti dalykai, be kurių aš turbūt negyvenčiau šitos kelionės. Tai kilimėlis, pagalvė, miegmaišys, vieta, guolis, kuriame aš miegosiu, čia yra būtinybė. Tada, žinoma, vaistai, jeigu kartais susižeisčiau, ar pradėtų galvas skaudėti, ar pradėtų pilvas sukti, nesvarbu kas, vaistinėlę būtina turėti. Tualetinis popierius, aišku, jeigu nedatemsiu iki jokios degalinės ir teks greitai stoti kokiam miškelyje. Tada, aišku, indai, kuriuose gaminsiu, tai puodelis, šakutė, peilis, šaukštas turbūt, kažkoks indas, sriubai ar kažkas tokio gilesnis, kur, sakykime, galėčiau kažką pasigaminti. Žinoma, viryklė. Jeigu tektų vakare važiuoti, tai užsisakiau tokius geltonus akinius, su geltonais akiniais biškai geriau matosi tamsoj. Taip pat termorūbai miegojimui, nes vis tiek, manau, dar bus pakankamai šalta naktimis, tuo labiau, kad mašinoje miegi, o metalas traukia šaltį. Vandens batai, tai čia vietą išlepečiau, kad, sakykime, su batais jau ten nebesikūsti viduj mašinoje, kai jau ruošiuosi miegoti, tai užsidėsiu vandens batus. Jeigu nežinot, kas tai per daiktas, tai mesiu čia nuotrauką, pasižiūrėkit, tokie labai lengvučiai, realiai užsidėjus juos net nejauti, kad kažką turi ant kojų. Žinoma, kažkoks rankšluostukas, dantų pasta su šepetėliu, higieniniai reikalai. Ir norėčiau iš sąrašiuko pabrėžti kelis dalykus, kurie turbūt, jeigu skaitė sąrašą, jums užkliuvo už akių. Tai būtų purškalas nuo astmos, tai taip, aš vaikystėje turėjau astmą ir tiesiog dabar yra įprotis visur vežiotis tą purškalą, nors man jo ir nebereikia, nuo turbūt 25 metų aš jo nebenaudoju, bet tiesiog kažkodėl vis tiek jėmuosi visur, nes maža ką. Tada Yes No moneta.
Taip, turiu tokią monetą, kurioje vienoje pusėje yra užrašas yes, kitoje no. Ir jeigu kelionės metu prieičiau tokią dilemą, daryt ar nedaryt, eit ar neit, ragaut ar neragaut, važiuot ar nevažiuot, tai aš manau šitą dilemą man spręs tą monetą, aš ją tiesiog išmesiu ir nukritus ant žemės pažiūrėsime, ką mums pasufleruos likimas. Na ir žinoma, dujų balionėlis per slešą pistoletas, tai vėlgi nežinau, kur miegosiu. Na, iš principo žinau, bet nuvažiavus vietą gali pasirodyti, kad netinkama vieta. Na, bet apie tai turbūt trečiame paskutinėme vloge prieš kelionę, apie tai papasakosiu, bet iš principo reikia kažkokios apsaugos, reikia jausti saugiai, jeigu miegočiau miške, tiek nuo žmonių, tiek nuo gyvūnų ir panašiai. Tai manau, kad imsiu arba vieną arba kitą, o gal net ir abudu. Na, apsiginti reikia, nes nežinai, kas laukia tokioj kelioniai. Na ir žinoma, turiu dar kelis dalykus pasirašęs įžangą vlogo, tai reiškia, ką man reikia pasidaryti prieš pradedant šitą kelionę. Tai nusiplauti mašiną ir pasižiūrėti, ant kiek jinai išsipurvins, ta prasme, ant kiek pakeis savo švarę išvaizdą, savo prestižinę išvaizdą baigus kelionę, ar labai purvina bus, ar šiek tiek purvina, ar niekas nepasikeis. Taip pat nunulinti spidometrą, kad pradėjus važiuoti ir grįžus, žinočiau tiksliai, kiek man atsiėjo iš tą kelionę, turiu omeny, kiek kilometrų aš joje susukau. Užsipilti, žinoma, pilną baką, nes vėl nežinau, kaip dažnai sutiksiu degalinės, bet manau, kad kiek degalinių sutiksiu, bent jau jeigu pusė bako bus, visada stosiu užsipilti. Taip pat noriu prie jūros susirasti 3 akmenis ir juos palikti šiaurėje, rytuose ir pietuose. Na, čia tokį tiesiog nuo jūros paimtą gėrį padalinsiu likusioms Lietuvos pusėms. Na ir žinoma, skaičiuosiu kiek kainuos šitą kelionę, nes aš ją bandysiu tokią artinti prie biudžetinės kelionės, nes vėlgi valgau, gaminuosi mašinoj, miegu mašinoj, gyvenu mašinoj. Na, iš principo, žiūrėsim, kiek iš tikro nemiegant viešbučiuose ir nevalgant restoranuose kainuos šitą kelionę. Kiek visgi teks išleisti pinigų, norint apkeliauti, sakykime, biudžetinę versiją aplink Lietuvą. Na ir paskutinis dalykas tai live streamai. Manau, kad kiekvieną vakarą keliaudamas prisijungsiu bent jau pusvalandukui į live streamą. Jeigu kas nors norės, galėsite prisijungti, pabendrausim, papasakosiu, kaip sekasi važiuoti, ką aplankiau, ką žadu aplankyti. Na ir toks gyvas pabendravimas su jumis. Tai va, jeigu bus norinčių, galėsite vakarais su manim pabendrauti gyvai. Tai turbūt tiek šiam kartui. Na ir dar išeis vienas video, kur pašnekėsiu šiek tiek apie tam tikras vietas, kur miegosiu, ir tam tikras vietas, kurias žadu aplankyti. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki greito. Čiau.